Sveiki gyvi. Sekmadienis vėl pradedam vlogą. Ar žinojot, kad kolekcionieriai renkasi Kaune sekmadieniais štai šitoj Bernelio užeigo. Išlindo dar prieš Sveikas gyvas. Kompromituojančią medžiagą rinkti. Taip, priduosiu aš jums. Supratau. Tai reiškia, gan didelį turiu tėvo gautą. Tai YouTube nematė buvo. Štai vienas iš pirmų. Gal aš jau buvo parašytas. Nie, Kiedyś miałem. Na ir kas nori, gali kavos pasiimti. Kas čia pasiima gerą? Knygų perka. Euras, o taip čia visokiai. Pirk tik tai dėl rašytojo. Nu, kodėl įdomu paskaityti. Dar kažkokių paveiksliukų biškį yra, visko. Paskui va tokios mažytės, tai po pusę euro. Nu, šitą brangia, bent eurą, tai reikia paimti. Prasideda naujas blogas. Tai nors ir oras nekoks, tarsi lyja, tarsi nelyja. Gal pabandysim padaryti kažką prieš šito dalyko. Ir kažką, sakiau, gal kieme, bet oras labai prastas. Nežinau, bus matyt. Tai va, truputį prie tualeto. Gal taip netyčia šiandien ir padarysim duris. Nežinau tiksliai. Kodėl reikia rinkti visokį. Kažkada radau nuo suoliuko išmestus pagaliukus. Paskui galvoju, kaip čia išpjauti tokio dydžio, kad tikrai tilptų į tą tarpą. Į šitą tarpą, kad jis įsidėtų ir įsisuktų. Ir paskui bam, reikia pavandyti tuos pagaliukus. Ir kaip tik jie 3 yra. Ir kaip tik jie tobulai čia tinka. Neskubėk ir būsi pirmas. Tai va, šiandien visai pavargau. Šiandienos mano darbai, tai va, užklijavau langus su tokia plėvelė, kuri ale atspindi. Nu, negaliu pasižiūrėti į vidų, nes buvo taip va uždengta, bet pagalvojau, kad man visai šviesos reikia viduj. Tai pigiai radau tos plėvelės, tai va, uždengiau, o iš vidaus visai šviesa įeina. Visai neblogai. Tai jeigu tai pasižiūrės, žinoma, čia yra tas toks dalykas, kur tiek iš vidaus pasižiūrėjęs, tai galima pasižiūrėti. Ir iš lauko su kamera priėjus. Matosi. Tai va, vienas iš tų dalykų.
Kitas dalykas, pradėjom daryti jau statyti stalus. Dabar kaip pavyzdį tik pasistatėm. Tai 3 stalai tikrai bus ant plytų, o kitus nežinau, ant palėčių ar ant kažko. Dar 4 stalai turėtų būti, o 5 tai tikrai iš palėčių darysiu. Tai va, nu žinoma, jie dar čia turės per retai sudėjom, turi mažesnis tarpas būt, apie metro čia, apie 1,5 yra. Tai vat padarysim tokį. Ir pagrindinė šiandienos darbas tai yra padarytos būsimam tualetui durys. Gal rytoj atvažiuoja tualetas, tikiuosi. Tai kaip ir viską padarėm. Tokios durys. Sidaro. Yra netgi veidrodis. Jeigu labai norėsit pasižiūrėti savo, netgi pakaba. Nu ir tualeto vieta. Svarbiausia, kad niekas nepasinaudoja. Net užraktas yra šioks toks. Tai greitai sugalvojau. Gal reikės kokį nors cebuką privirinčią, kad būtų už ko paimti. Ir puikiai užsidaro iš tikrųjų. Va. Viskas. Ne, su viena ranka tai čia nelabai ką. Bet faktas, kad jisai veikia. Padarytas stalas, ar čia nelabai pavadinsi stalu. Nu, bet daiktas, ant kurio kažką galima pasidėti. Turėtų atvažiuoti filatelistų toks žmogus, kuris pristatys savo ekspoziciją. Jam sakė, reikia bent jau 5 ar 6 metrų stalo. Nu, čia gal ir bus kokie 5 metrai. Reikės pamatuoti. Jūs matyti. Čia kaip gražu. Žalia. Čia bus geras spotas renginiui, jeigu tik tai žmonės tuo pasinaudos. Nu ką, pradedam nuo šiandienos pirkinių. Tai nupirkta toks komplektas mikrofonų. Nežinau, ant kiek jie čia geri, ant kiek, bet man atrodo bus geriau negu nieko. Daikto, kuris paskirstytų normaliai garsą, nes labai kažkaip fonuoja, aidas toks girdisi. Tai va, atvežė priekabą. Šiandienos darbas vat iš čia sudėti į ten. Iš čia visus plytgalius į priekabą. Tai manau iki 12 valandos kažkur dirbsim. Šiandien darbas yra. Turim va tokį va maketą. Gediminaičių stulpų. Jie turėtų va ten va viršui būt. Ir čia yra ne viena ir ne 2 ir ne 3 kolonos, kurie puikiai tinka. Čia kaip statė tikrai negalvoja apie tokį dalyką. Bet iš medžio jie logiška, kad jie nuo šalčio, nuo karščio, jie kraipysis ir praras savo pradinę išvaizdą. Tam reikia kompozito, kurį sudaro aliuminis, plastikas kažkoks ir vėl aliuminis. Gavom tokio va, nu jisai yra juodas, bet
Nu, ne su lazeriu, o su siaurapiukliu išpjovėm. Ir pabandysim. Man atrodo, turėtų tekti. Šiaip juoda gerai atrodo. Aš galvojausi auksiniai dažyti, bet gal ir nereikia auksiniai. Nu, reikės pasikelti į viršų, pasižiūrėti, kaip atrodo. Nu, va, pabandžiau pritvirtinti. Per kamerą kaip ir geriau atrodo. Tik tai tas juodas, tai turbūt į šešėlį tokį metą ir vat reikia dar auksiniai pabandyti pritvirtinti ir pasižiūrėti, gal auksinis iš tikrųjų geriau atrodo negu tas juodas. Auksiniai kaip atrodo, čia žinoma, gal ne taip tiksliai prisukta, bet auksiniai mano galvoje tikrai geriau atrodo. Nu, tai turbūt reikia tuos nudažyti auksinę spalvą tiesiog. Čia, man atrodo, prie to kompozito tikrai lips tas dažas. Gal net truputį pašveisim. Ir su auksiniais dirbsim. Taigi, paskutinės kaip ir Gediminaičio stulpai įtaisyti. Jau beveik sutemę. Tai va kaip atrodo. Tai neblogai sakyčiau. Ir taip ant kiekvieno stulpo, nesvarbu koks jisai apibirėjęs yra po Gediminaičio stulpus padaryta. Man atrodo, jeigu norint pristatyti tvirtovę kaip lietuvišką tvirtovę, tai kaip ir labai puikus akcentas šitam dalykui. Sekmadienio rytas. Tai bagažinių turgus. Šiandien daugiau. Noriu sostų. Scena po truputį įgauna savo formas. Tai dabar liko tik tai jos paviršių sutvarkyti. Nupjovėm šaką, kuri buvo. Čia kabos turbūt televizorius. Žinau, ką su kolonėlė labai fonuoja nuo mikrofonų. Iš tikrųjų su garso sistema tai labai šikna, nes nežinau. Čia aš turiu 2 tokius belaidžius ir 1 laidai. Nežinau, ką reikės daryti. Padarėm šiandien dar stalą. Čia va tokį. Kaip manau, dar tokių stalų kokius 2-3 tikrai papildomai padarysim, kad būtų kur pasidėti. Visai tvirtai gavos. Bandė žmogus užlipti, tai žmogų atlaiko. Tai atlaikys ir visą kitą. Nu ir truputį padažėm tualeto duris. Šiaip vat per kamerą visai gerai atrodo. Šiaip tai realybė, tai ten visiškas gaidys, atvirai pasakęs. Bet yra kaip yra. Tai va dabar dar antras duris padarė. Tai artimiausiu metu nudažysiu tas antras duris. Ir turėtų būti viskas super. O šitas duris, galvoju, jas dar išmargint kamufliažu, kad būtų, va toks akcentas kariškas. Tai kadangi čia gavosi tokiais plėmais, visiška nesąmonė. Nu tai jie dažai nedengia visiškai. Tai aš galvoju, uždėsiu tokius lopus, kitų dažų, kurie normaliai dengia. Tai va, galiu pasidžiaugti. Visai gražiai atrodo Gediminaičio stulpai mano padaryti. Nu ir po truputį tas šiukšlinėlis mažėja, nes jau beveik 90% viskas susinaudos. Tai va, Gediminaičio stulpai visai nieko atrodo.
Tai va, bus matyt. Nu ir žinokit, šiaip nefilmuoju, ką dirbu, nes labai trukdosi laikas, tai sorry. O šiaip, ką nors pakomentuokit, uždėkit laiką, nes taip atrodo darai dėl savęs. Aš tai kaip ir žinau, ką aš darau ir kiek man reikia čia kiek daug padaryta ir kiek daug reikia padaryti. Nu, vat, pavyzdžiui, ir visos durys ir langai yra padaryti mano rankom. Tai, o kad jūs pamatytumėt, nu tai man reikia filmuoti. Uždėkit tą laiką, nebūkit skupus.